Mantas. Ką prisimeni, Mantai? Kaip? Prisimeni kažką įskambinį? Taip, dėl to sklydusių tų klaidingų žodžių. Tai vienas toksai prisiminimų tai būtų, kai norėjau žmogui tiesiog parašyti, žiūrėk tu man, o išėjo antraip raidės pasirašė ir gavosi žiūrkė tu man. Tai po to kartą teko aiškintis labai ilgai. Ir dar pasakyk, kad tas žmogus buvo jį. Taip, būtent. Žiūrėk tu man. Taip, po to karto teko vis laik šitą žodį rašant, iki dabar net praėjo gal kokie 4 metai, vis laik parašė šitą žodį, pažiūriu. Gal funkciją išjungt paprašiau to korekcijos ir viskas būtų. Neįpratęs visada rašyti su ja. Kita vertus, tokių bairių nutinka, kai pirštas lysteli ne tą raidą paspaudžia. Čia irgi labai dažnas variantas ir irgi išsiunti ten beleką. Na, okei, ačiū tau, ačiū. Labas dar kažkam, alio. Sveiki. Labas, kas paskambino? Vitalija. Ką Vitalija prisiminė? O Dieve, aš čia prisiminiau savo didžiausią gyvenimo gėdą turbūt. Tai, žodžiu, rašiau sveikinimą savo tokiai beveik pusvadoviai Lenkijai. Ir ne šiaip su ant Facebooko sienos, jos vardas yra Anė. Ir sveikinimas buvo anglų kalba. Ir tekstas turėjo būti Dear Anė, happy birthday. Nu, tiesiog. O autokorektorius pataisė ir aš net nepastebėjau, aš kai įstinčiau ir kai atsirado ant Facebooko sienos, aš žinutę tik pamačiau tada, kad žodžiu pataisyta buvo taip, kad Dear Anus, happy birthday. Anusą pasveikinai, žodžiu. Ja, čia taip žiauriai gavosi svarbiausia. Ir net ten kažkaip funkcijos buvo taip, kad telefonu dar neįmanoma buvo apskritai ištrinti to įrašo, nu ten žodžiu... Buvo aš ten gerai. Viskas baigėsi, kai savo draugę Lenkę Anusų pavadinai? Ne, aš manau, kad jinai suprato, kad aš nespecialiai tai... Suprato ir pasikeitė vardą tada jau. Į Mariją. Nepasikeitė. Ačiū, Vitalija, smagi istorija. Nu ir dar tikrai noriu paskaityti smagesnių keletą tokių iš mūsų profilio radio centro, nes šitas klausimas irgi buvo šiandien gvildenamas. Tai kokių komentarų prirašėt? Jurgita rašo, vietoj sveikinu gytulį, korektorius ištaisė į sveikinu gyvulį. Va, buvo labai nesmagu, gytulį, gyvulį. Karina, kažkada